Pristatau savo išradimą, kaip ir nelabai toks čia išradimas, bet man skaitosi kaip išradimas. Nupirktas keltuvas elektrinis, aš jį pritaisiau prie traktoriaus, tada matosi, kaip čia padariau, tada iškėliau vamzdžius, o tokius. Ir puikiai veikia, puikus veikiantis kranas. Namų ūkyje labai praverčia. Dabar noriu pademonstruoti, kaip šitas kranas veikia. Visų pirma, reikia turėti elektrą. Arba atvežtinę elektrą, jeigu miškuose, arba prie namų turėti kabelį, kad prisivesti. Tai tada mes prisijungiam elektrą prie keltuvo. Ir keliam. Nuo vamzdžių stiprumo priklauso, jeigu mes padarysim vamzdžius, sudėsim vamzdžius daug stipresnius. Čia kokie pakliuvo po ranką, tokius ir aš panaudojau. Turėjau tokių apvalių vamzdžių. O jeigu tvirtesnius vamzdžius panaudosi, tai šitas keltuvas rašo, kad čia 600 kg kelia. Kaip ir fainai. O keltuvą pirkau Vigorus parduotuvėj. Labai gera kaina, neatsimenu kiek mokėjau, bet atrodo apie 150 eurų kažkas tai tokio. Yra Vigorus elektroninė parduotuvė, tai negaila pareklamuoti, nes kadangi labai geros kainos ir labai geri daiktai.